kad ir kaip būtų gaila, paskutinė šio sezono laida, bet labai smagu, kad ta laida bus filmuojama mano namuose, Pajūry, naujose namuose. Tai reiškia, kad ten dar vos trūksta daiktų, tokių kaip rankšluosčiai, patalynė, įvairiausių smulkmenų. Tai prekybos miestelį Urmas, rytinė galerija, 10 salė, turiu 2 labai geras vietas. Einam parodysiu. Patalai, pataliukai, įvairiausios buitinės prekės. Einam ieškoti rankšluosčių. Bet aš kai visą laiką einu vienu, išeinu pilnais krepšiais su kitais daiktais, kurių neplanavau pirkti. Spalva, metų trendas, bet man tai va šitas. Oh! Va, man šitie labai patinka. Kur nereikia trinti, žinot, prilieti ir susigeria visi lašiukai. Taip, mirga, marga, tai jūs gal man padėsit. Satiną ar medvilnę dažniausiai renkasi klientai? Čia žinokit, priklauso, kas ko labiau nori. Satinas jis yra glotnesnis, švelnesnis, jis yra 100% iš natūralios medvilnės. Tai turime tokių vienspalvių. Visiškai be nieko turim tokių su dryžučiais, tai va šitas labai mėgsta. Oi, koks gražus, tikrai, pažiūrėkit. Man norisi tokios dažniausiai vienspalvės, kad ilsėtųsi galva ir kūnas. Kai dainuosiu jum iš lovos dainas šitoj pataliniai, tai atsiminkit, kad buvau Riposo, prekybos miestelis Urmas. Tai dabar esu rytiniai galerijoje prie Eiravos. Tai yra geros kainos ir didžiulis asortimentas įvairiausių smulkmenų, namų interjero detalių, skalbiklių. Ilgai pasakot ir vardint, einam parodysiu. O aš išvažiuosiu prie jūros. Ir visada reikia turėti lagaminą ten važiuojant. Taip? Taip. Melamino kempinėlės, draugai, paimkim. Va šitą tikrai paimsiu. Ir gerai šitą akis. Va tokio va, žinokit, aš norėčiau. Viskas taip, kaip aš mėgstu. Viskas pagal planą. Vienoj vietoj susirinkau viską. Nuo patalų iki smulkmenų. Į Pajūrį su daina važiuojam kartu.